Labas visiems, jūs kanale Meškutė ir šiandieną, kaip jūs jau supratot pagal paveiksliuką, šiandieną aš atsakinėsiu į jūsų klausimus. Tai pradedam atsakinėti jūsų klausimus. Tai pirmas klausimas yra, kodėl tu pasivadinai Meškutė? Geras klausimas. Nežinau, šiaip aš dar pasivadinau, kai buvau maža, prieš kokius 2 ar 1 metus. Jo, prieš 1 ar 2 metus pasivadinau Meškutė. Nežinau, kodėl aš taip nusprendžiau, neklauskit manęs, aš nežinau. Tai aš nežinau, kodėl aš pasivadinau Meškutė. Tiesiog galvojau, kuo man pasivadinti, Prigrė, ten. Aš vieną kartą, kai filmavau video, kai filmavau, dar buvau maža. Mažesnė, prieš metus ar 2 metus, tai aš filmavausi be kaukės su tikru veidu. Kas žiūri manęs nuo pat pradžios, tai tikrai žino, kaip aš atrodau. Jo, tai jų dabar nėra, jų pamatyti jau nebegalima. Tai jo, pratęsiam kitą klausimą. Tai čia kitas klausimas. Tau patinka tavo BFF stilius? Svarbu kokios? Šitos BFF. Tai nelabai žinokit. Aš papasakosiu kodėl. Dėl to, kad jai patinka juoda. Jinai visa tokia tamsi. O man tai nepatinka. Man patinka šviesios spalvos. Jo. Ir, nežinau, kaip kada. Jinai per mano gimtadienį. Vat, kai tuos video filmavau, shorts video, tai man visai normaliai buvo tada stilius. Patiko jos stilius, bet anksčiau tai nepatiko. Tai jo. O va šitos BFF man patinka. Jinai mėgsta šviesias spalvas, kaip ir žinot, jo. Jai patinka rožinės spalvos. Man patinka žalia spalva. Aš tokia visa šviesi, irgi. Mano vyriausia draugė tokia tamsi, ji nešioja tas kaukės. Jeigu yra didelis pasirinkimas, jinai tik tai juoda. Ar tau patinka tavo geriausių draugų vardai? Šitas geriausias draugas, jis toksai, nežinau, iš pradžių man jis atrodė keistas, bet dabar man jis geras. Ir, jo, o va šitos, tai, nežinau, jai, šitai geriausiai draugiai, jos vardas nepatinka. Ji tiesiog nekenčia savo vardą, nežinau kodėl. Jo, nežinau. Okei, taip. Pradedam geriau kitą klausimą, jo. Kokia tavo mėgstamiausia elektroninė parduotuvė? Elektroninė parduotuvė. Aš nežinau, kokia mano mėgstamiausia. Aš apskritai nelabai žinau elektroninį parduotuvę, aš jas nelabai vaikštau, nežinau. Ir jau kitą klausimą, tai aš iki pat vakaro spręsiu. Taip, kai su kokiais rūbais yra tavo geriausia draugė ir tau gražu? Kaip ir pasakojau, šita geriausia draugė, jos stilius, gimtadienį ir dabartinis, man jau pradeda patikti. O šitos man visada patinka. Jo. Taip. Čia toksai
kokį tu norėtum padaryti video po šito video? Aha. Šiaip aš jums pasakysiu taip. Slapčiai pasakysiu. Aš užsisakiau prekes per Temu ir aš darysiu jam unpackingą, tipo man ateis prekes. Ir, pažiūrėsim, gal planai pasikeis, bet aš norėsiu padaryti Temu unpackingą, kad kai ateis, parodyčiau, ką aš užsakiau ir tikrinsim, ar jie geri ar ne, nes mano mama sako, kad jei blogos prekės, pas mano šitą geriausią draugę geros prekės, pačios geriausios, tai aš nežinau, aš noriu pati patikrinti, tai va, tai jo. Aha. Ar padarysi daugiau telepatijos užduočių? Telepatijos užduočių. Nežinau. Šiaip telepatijos užduotis šiaip man sunku jas padaryti, reikia pirmiausia sugalvoti, ką padaryti, pakelt ranką, paleist ranką, ar pasakyti, ar kitą ranką reikia pakelt, kam, antrąją ranką, kam kelt, vienos užtenka, tai va, aš nežinau, galbūt ir darysiu, galbūt ir ne, tai toksai klausimėlis, jo, tai einam prie kitos, tai kitą klausimą. Turi gyvūnų? Jei taip, tai kokius? Ar aš turiu gyvūnų? Pasakysiu taip, ne. Aš neturiu gyvūnų. Aš turėjau kažkada zuikius, bet nebėra. Mes šiaip turim ūkyje pas save vištas. Ne aš turiu, bet mūsų tėtis augina vištas, bet kitais metais jau nebeauginsim vištų. Dėl to, kad užknisa, kad lapės pastoviai jas valgo. Lapės pastoviai jas pavagia, kaip tos lapės jas. Bet man šiaip nėra skirtumo, bet žinot, vištos prideda tokią kaimo atmosferą. Aš taip pasakysiu. Tai judam prie kito klausimo, tai šitas klausimas yra top 3 mėgstamiausi youtuberiai. Top 3 mėgstamiausi youtuberiai. Nežinau. Tikrai nežinau. Man patinka savo. Ir man patinka savo geriausia draugės kanalas. Aš labai džiaugiuosi, kai vis tiek išeina koksai shorts video arba video. Aš juos žiūriu, mėgstu, komentuoju kartais. Jo. O nežinau. Gal judam prie kito klausimo. O ko seki gyvenime ir YouTube? Įdomus klausimėlis. Įdomus. Ko seki YouTube? Siekiu YouTube gauti play buttonas, kaip ir šitam video, kur aš savo geriausią draugę atsakinėjau klausimus. Tai jo, aš norėčiau gauti play buttonas ir tai niekas nesusijęs su žaidimais. Mano geriausia draugė sako, šitipo žaidimų kažkas, tai ne, čia niekas nesusijęs su žaidimais. Supraskite žmonės, prašau jūsų, prašau. Okay. Kaip tu susipažinai su savo BFF? Su šita susipažinau per mano gimtadienį. O vat su šita mes buvom susipažinę, kai mums buvo 4 metai. 4 metai. Ar tai netgi mažiau, nežinau, arba daugiau. Jo, mes buvom susipažinę, kai mums buvo 4 metukai. Mes buvom tada labai mažas. Tai mes su juo labai ilgai draugaujame. Kitas klausimas.
Kokia tavo mėgstamiausia ir nemėgstamiausia spalva? Oi, ne taip perskaičiau. Kokia tavo nemėgstamiausia ir mėgstamiausia spalva? Mano nemėgstamiausia spalva, aš pasakysiu, gal... Aš neturiu nemėgstamiausią spalvų, bet gal kokia žiauriai ryški rožinė. Jinai taip labai akis tokia. Bet man čia patinka rožinė spalva, bet ne tokia ryški, kaip šita, vat. Bet ne, man šita patinka. Tokia. Jinai mano kokias spalvos. Nu, man šitą nepatinka, sakyčiau, ruda. Vat šviesiai ruda. O tamsiai ruda man patinka. Jo. O mėgstamiausia spalva yra tokie. Jo, čia yra mėtinė. Kaip aš mėgstu mėtinę spalvą. Jūs neįsivaizduojat, kaip... Malia, Ką? nori išeiti iš apveiksį? Aš video filmuoju. Taip. Judam prie kito klausimo. Jo, tai... Tai čia buvo visi klausimai. Tai va. Apie šitą video aš prašiau jums daug komentarų surinkti. Jūs surinkot. Ačiū jums visiems, kad pažiūrėjot šitą video iki pat galo. Ačiū jums labai. Viso gero, jūs buvot kanale Meškutė. Viso gero.